Naujas mėnuo, o tai reiškia, kad su juo aš pradedu ir naują iššūkį. Ką tik baigiau savo pirmąjį atsilenkimų iššūkį. Kaip man sekėsi, galit pasižiūrėti pirmame video, o nieko nelaukiant, aš žengiu į naują. Šio mėnesio mano tikslas – kiekvieną dieną visą mėnesį daryti planką 1 minutę. Manau, visiems gerai žinoma, kas tas plankas yra. Atrodytų 1 minutė nėra daug. Tačiau darant tai kiekvieną dieną, aš tikiu, kad tai taps man nemenku iššūkiu. Prisipažinsiu, kad pačio planko daug nesu daręs. Tad labai įdomu, ar įprasiu jį daryti, ar palengvės man jį daryti. Kaip ir visuomet, pabaigoje ir eigoje pasidalinsiu, kaip man sekėsi, kaip keičiasi pats pratimo darimas, ar priprantu ir ar nedingo motyvacija, bei taip pat ar pastebiu kažkokius pokyčius savo kūne. Tad nedaug žodžiaujant, palinkėkit man sėkmės, na o aš skubu daryti pirmąjį planką. Penktoji planko iššūkio diena, vėl aš miške, šiame iššūkyje darysiu daugiau miškuose, kadangi yra geras oras, vasara, tai kodėl nepasinaudojus progą. Kol kas pakomentuoti labai apie situaciją negaliu, dar tik tai 5 diena, tai apie tai galbūt vėliau. Pats pratimas man patinka ir tikiuosi ateityje tik tai gerės ir lengvės pats padarimas. Dešimtoji iššūkio diena, lekiu padaryti planką į savo tradiciją jau tapusią vietą, vis pagalvoju, ar aš teisingai darau. Kaip ir suprantu, kad esmė yra išlaikyti nugarą tiesiai. Ta lyg ir padarau. Tačiau supratau, kad yra ne viena planko rūšis. Aš darau taip pasidėjęs rankas, sulenkęs, bet pasirodo, kad yra plankas su ištiestomis rankomis, kai tu tiesiog padarai tokią kaip įkalnę. Nežinau, kas yra geriau, nežinau, kas yra veiksmingiau, tai šitas man buvo naujiena. Gerai, kad pasirinkau daryti minutę, kadangi daugiau kol kas tikrai negalėčiau padaryti. Gal vėliau palengvės, aš labai tikiuosi, kad palengvės. Minutė yra pats tas. Visgi update'as, nepavyks man šiandien lauke padaryti. Visą naktį lijo ir dabar vėl pradėjo lyti. Balose ir purve nesinori daryti. Tai teks iššūkį atlikti namuose. Dar vieno iššūkio pusiaukelė. 15 diena, kuo toliau, tuo labiau imu galvot. Galbūt pasirinkau per trumpą laiką. Pradžioje sakiau, kad minutė yra per akis. Kuo tolyn, tuo man tą minutę padaryti tampa lengviau. Dėliausia būtų 2, tada tikrai būtų toks jau iššūkis.
Dar viena nauja iššūkio diena, 20-oji turėtų būti, taip, 20-oji. Tęsiam, darom. Tik atvykęs prisiminiau, kad nepasiėmiau kilimėlio. O pats iššūkis, kažkokių labai pastebėjimų neturiu, viskas einasi puikiai. Tikriausiai grįžtų ir pasipasakosiu ne tokias geras emocijas. 25 diena, kaip darau planką po minutę ir atrodytų kūnas pripranta, padarius nesijaučiu, kad būčiau kažkokią naudą savo kūnui pasidaręs. Dar prie viso to galbūt prisideda ir tai, kad pats pratimas pakankamai greit padaromas ir nesunkiai padaromas. Planko iššūkį baigiau jau prieš kelias dienas, tačiau vis ruošiausi nufilmuoti šį video. Ruošiausi todėl, kad šitas iššūkis nebuvo pats lengviausias ir nebuvo pats įdomiausias. Jeigu pirmąjį atsilenkimų iššūkį galvojau, kad jį tikrai galiu pakartoti, tai šio iššūkio žinau, kad nekartosiu. Pats pratimas jisai yra labai neįdomus. Jį trunka padaryti neilgai, nereikia didelio pasiruošimo, tačiau šis pratimas nesuteikia jokio emocinio pakilėjimo jį padarius. Taip pat pasakojau, kad yra du būdai, kaip planką galima padaryti. Tai yra rankas sulenkus arba rankas ištiesus. Savo ruožtu aš pasirinkau pirmąjį variantą, ar gerai padariau, nežinau. Nežinau, ar antrasis variantas būtų sudėtingesnis ir įdomesnis. Negaliu atsakyti vienu žodžiu. Faktas, tai yra geriau negu sėdėti vietoje ant lovos, žiūrėti teliką, valgyti čipsus ir nieko nedaryti. Rekomenduočiau daryti galbūt tiems, kurie nori kažką daryti, tačiau nenori išeikvoti labai daug jėgų. Rekomenduočiau rinktis ilgesnį laiką negu 1 minutė. Galbūt pradžiai jausitės ir nekomfortiškai, turėsit pasistengti, tačiau ilgainiui pasirinkę tokį laiką, kokio pradžioje nepadarot, vėliau viskas tik lengvės ir galimai tas pratimas ir toks iššūkis jums patiks. Kaip bebūtų keista, bet sunkiausia buvo ne daryti patį pratimą, bet laikui bėgant norėti jį daryti. Susidurdavau su situacija, kad visas darimo procesas lengvėjo, tačiau sudėtingėjo ir krito pats noras daryti pratimą. Kadangi užsibrėžiau, tai aišku nieko nemečiau ir viską pabaigiau daryti, bet užsidegimo tikrai nebeturėjau, eidavau, padarydavau ir pamirždavau. Taigi labai džiaugiuosi, kad pagaliau šį iššūkį aš įveikiau. 30 dienų, kiekvieną dieną visą mėnesį dariau planką po 1 minutę. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi jums patiko, pasidalinkit, jeigu ir patys bandot atlikti galbūt tokį patį arba kitokius iššūkius ir pratimus. Spauskit patinka, užsiprenumeruokit, dalinkitės, komentuokit. Na, o aš su visiškai nauju iššūkiu sugrįšiu jau kitą mėnesį. Tad iki susitikimo.